derins, galėt koks 50 tilpti. Eik tu savo koks kreit. Nugrisna. Oba, vos nenugrivo. Nu. Nešnek. Nu, hebra, žodžiu, dabar rūlių atvažiavom susivežti. Tačiau gavos kažkur 100 pėm rūlių, ten tiksliai nesuskaičiavo, bet kažkas apie 100 pėm. Tai vien žodžiu, pasiskolinam priekabuvą iš kaimyną, jis irgi Highlands augin. Tai karoči paskolinam tokį priekabų, tai zajebi šitą. Nes mes dar neturim normalios priekabos, tik tais vien žodžiu, kamaziniai bortus nuėmėm. Tai tenai perein koks 14 gal rūlių va panašiai, va toj kamaziniai. O šiaip tai čia toli grašinį net nesuvešim per dienų, nes dar daug visai važinėjimą, žinai, iškrovinėjimą ir taip toliau. Tai tėtė va, su 8 dabar kraun, su to žinom kaip ledin 8. Čia matai, nenupjovė, tas peilis normaliai nenupjovė, dėl to taip ir gavas, nieka tokia. Tai va, sudėjau šituo, užsikabino čia šitą priekabyti. Šitoj priekabai kažkur 2,5 perein, man atrodo, rūlį. Kiek atsimenu, anais metais vežėm, tai man rods, kad 2,5. Bet jau reik savą įsigyti. Šiaip turim ten ir savą, tokių priekabų, kur reikia sutvarkyti, guolį susikirtis dar, ten reiktų jų platinti dar, tad visai prikols būtų, gal ir pavyktų net prasiplatinus kokį 2 rūlių, žinau, su jie atsivežti. Biški ateičiai, dabar biški desigavo, nebespėjom, žinai, na bet vis gerai, karoči, susivešim ir šitaip gerai, ką kaimyns geras. Paskolimą priekabyti, o vsio, dabar važiuojam toliau biški. O, į traktoriukų, op, užsikuriam, jėgainį. Opa, va, ruliukai jau keli yra. Priekab šitą ger, nes daug susisuk. Pučiam dabar va tokie. Besdien šiandien ant tą rulonų vežimą bus. Įkrovavo va vienu. Su to 8 iš nefokusuoja, fokus pabėga iš namų. Tėtė užkėtėjęs profesionalas rulių krovimą, kaip saka. Nu nieka, kaip pavargs reiks atimt, nes šiandien. Va, koksai gražus hebra. Šits gražuolis rūlis, Nežinau, kaip šitoks gavas. Greičiausiai, ką rankin bus sūkis. Tokį pabaisu. Ai, visai da normalus. Galvojo, kad biški baisesnis. Bet čia sako, nepilns, mažiuks labai gavas. Čia tie didėjai rulonai. Jaučiu, koks 800 sver panašiai kilo šitą. Geras. Sukaičiojo čia šit, blemba, prastai nukerp peilis, visai. Nenukerp iki galą, po tą gali už ratą užsikabinti ir visų rūlį išviniuoti ir išvoliuoti realiai važiuojant. Gerai, skubame traktorių. Reikia gaudyti 8 nafik. Da bus biški presavimą, koks 20 rulonų panašiai, nebe kosmosas. Šiandien dar jūris pjaun žolį, tai va tu kur žolį supjau, suprezuos aš da. Gerai, aš plastiką paimti. Nugriūva čia kažkur, tas plastik, sako, peilę prastą nupjaun, nepalikščiu bliam ant lauko. Tokia šūda mėtytis, kuris nesuirs 2000 metų. Dinozaurai atsiras, kol tas plastik suirs. Čia užriš tam kartai, po tą karočią, po tą pasimsim. Ai, vendžio čia brasori biški videka didesnės tarpus pradėjo eiti, nes daug dalykų buvo sukryti. Bakalaurų rašiau, ten gyniaus 2 karstų bakalaurų, tas buvo tipo katedrinis gynims. Tad taisė datų darbų, tad vėl buvo tas jau viešasis, nu žodžiu, daug darbo, tai buvo, sako, apsikrovis stipriai buvo, nes vis tiek tų unikų reikia pabaigti, tai jau toks neginumis. Tai vendžio, žinai, nemažai dienų prie tą bakalaurą reikėjo prasidėti, ypač tad kitaisyti reikėjo, nes man ten 2 dienas davė jį pataisyti, ale pribazarina, ką man darbs ten labai blogs, nors niekais tai toks blogs net nebuvo 9, galvoju šitą, nu ką žinau, aš galėjau su toks blog darbą dėdžiant tos 9 gauti, nu jie tik tas šnek ten ir visu. Taip jau yra tarp tų mokymo įstaigų, karoči, žmonės, kai kurie nelaimingus ir nepatenkintus dirb, tikrai žinot, kaip mokyklai, taip ir unikant ten tas pats. O taip tai aš dabar traktorys aukštoj, žinai. Nežinau, čkieta ar ne. Aišku, tai va neblogai, biškai ten tų popierį turi, bet 3 metus mokyti daug laiko, ypač žemės ūkį labai daug dalykų matą su praktika išmoksti. Ne apie technikų moka, nemoka kaip tau trešti, tokių dalykų nemoka, tokie dalykai ir pagrindžina. Tai moka teorijos, visokių matematikų, yra naudžia šitų unikų, nu apsidraudimų, draug.
Grius ar ne, grius ar ne, grius ar ne. Nenugriuva. O kas šitoks, ble? Kas čia viršut? Ką? Kas man pasakys? Kas čia per nesąmonę mėtas? Čia va priparkuojam šitų šniūrų. Darogų vendžu šitų. Vieną rulę čia, da 3 ant viršos. Ir viso bus. Op, bėgam. Pažiūrėt kaip čia in. Opa. Normaliai. Darns, galėt koks 50 tilpti. Eik tu savo koks kreit. Nugrisna. Biškiai tarpų įsidėję, ne, ar kas ten. Nežinau, ar matosim, nedasūkysės varankinį būt sakė. Per mažiau sūkys, ne 2-4 kartus. Tai viskas, hebra. Šiaip blemba aukšta atrodo, va kitaip žiūri, žinai. Čia gali dabūt vienas, na gal ne, biškiai per to, nu bet tiek ta. Kiek čia gausti rulonų, 1, 2, 3, 14 ir 6 ant viršaus 2. Dabar datų priekabų ir viskas. Einam, pavezėsim, kaip prie savo 2-4 kartus sukio į plevelį. Aš nežinau, taupant plevelį galbūt galim ir mažiau sūkti. Pasakykit jūs man, galima ar ne, bet biškiai, kas kiek sūkat. Ar 2-4 toks optimalus, ypa nesūk, žinau, mažiau. Tai va, šitoj priekabai tai nedaug, 1, 2. Bliama, čia huinė tak biškiai. Čia būt gerai, kada 2 tilptų, čia 5, čia iš viso tilptų apie 14. Visai normaliai. Kamazinė priekab normaliai visai pasitarnaujai, ne? Nuėmus borts, aišku, tie balkė vadu yra. Tai va tas abiški šūds. Bet tepti visai normaliai, net pasitarnaujai. Iš bėdos vendžodžių tikrai nėra bloga, tipo, kamazinė. Karoči, reiks galvoti apie įsigijimų. Tas priekabas. Labai čia daug tų įsigijimų reikia padaryti. Tai čia, nu, čia. Karoči, geriausia būtų vengti tokių įsigijimų, bet kas reikia, nepabėgti čia. Su žemė sūk taip yra. Gelažis lūšt, perk ir perk. A girdit, Seimūnai jums čia nekė po ofisan, kur nusiperk kompu ir 7 metus da geras. Čia nusiperk traktorių ir po 2 metų lūšt. O tvarkyt kainuoja tokia kompu, tai dar. Kaip kompu, sako, čia mažiausiai. Bobaba, joptara ranka. Vos nenugrivo. Hebra, dabar važiuosim. Svorė tai visai čia yra. Traktoriuks jauč biškitų svorį. Vis tiek tėtė važiuoja. Žiūrėsim, kaip profesionalas važiuos. Sakė, žiūrėt, ne, rimtai sakyms, tai gaidys. Nu tai aš iš taip tolti, nieko nematau, kaip tai profesionalą važiuoja. Žiūrim čia. Žiūrim tai išvažiavimu. Ai, gera viskas, easy. Galvojau, kad sudėtingiau bus, bet gražiai įsivažiavo. Sorry, hebra, nenufilmavo, blema susikaupęs buvo, eiktų šyk. Darns, hebra, įsitempęs buvo, žiūri toks tik tas. Darns, kai jis tok technik dirbti, tikrai įsitempęs gan būn, žinai. Įsivaizduok, ten atvirstų kažkas, nu nafik, nu žalko, tipo. Nu čia ne penktokam, karoči, tokie pirkulai, ne penktokėliam. Daug nelaiksim, žiūrėsim, kiek tai dėdė su Belarus spaus. Baisiai daug nespausim, kad nepamesti rūlių. Neapsimok pamesti. Ką tu pips? Kas tas yra toks? APB can error message timeout. Kas tas yra? Čia jau deg 100 metų. Zdarova! Ant prasilenkimo šokam. Kelsim rankuną. Zdarov! Maladės praleidą silo suvežu. Šiaip, hebra, davai pasidalinam nuomonėm, kaip jums dabartinė ūkė situacijai. Kaip jūs matot, vendžodžiu? Kokios nuotaikos dėl kainų? Kaip sprendžiat šitas problemas va visus? Nu, jeigu man nesunk, pasidalinkit komentarus, padarykim diskusijų, pasisemsit žinių, gal kažkokių idėjų, žmonės kiti iš jūsų pasisems. Hebra, dabar ropojam, tai šitų maurinų kažkaip tikiuosi, kad baisiau bus. Nes lyjama čia.
Čia tėtė prakasė biškį va matas, tai nubėga vanduo, jo, va čia irgi prakasė. Tai subėga vanduo į tų griovį, dėl to čia taip ir daug sausiau viskas, aišku, tiksliai, atsiminiau. Eik tu šikt, hebra, va čia tik kelis, aš jums pasakysiu, taip. Kosmosinis kelis, hebra. Ta atrodo tiek pat važiuoji, kiek nuo lauka, ten kokį 10 km, tai tiek pat čia važiuoji maks 2 km, tiek pat laiką. Valio, 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 valio. Все, hebra, išlipo iš traktorė. Čia vendžiuoju, eisim dabar biškį karvyčių reikia apsižiūrėti. Blemba, net avalinė pas mane, hebra, net avalinė. Nes šį žiaurį šlap. Čia dobilų visur pasėjom, atsimenat? Su popselčiu, kur raižiam. Tai va kaip sudygis dobiliuks. Čia irgi sėjam ir dobilų ir dar kažkų. Liucernų gal. Bet čia, nu nafik, kaip šlap, čia kosmosas. Dabar mat karvės yra į kitų gardų įleistos. Tai dabar jos jau yra šitam gardan. Jeigu atsimenat, paskutinį kartą buvo va šitam gardan. Jos ir gali nueiti tų gardų. Įleidamės į šitų gardų. Čia mat žolės ataugia kiek yra. Tai jos čia žolių gali valgyti. Gardų rotaciją ir taikom. Vapščiau vandens nenugėrė. Prilyja čia jau šitų vidų, dėl to nieko vandens nenugėrė. Nu ką ten? Ant toškiukai, ką tu? Pažiūrėk, kokias gražios palikė. Nuplovė, nebesimata net takyčių. Nu ką ten? Ką tu? Nu ką tu? Oi, šaunuolė. Apgamukui, nu. Ranku. Ei, tu nevalgyk mano kumščiai. Фу. Ну, здоров. Nešnek. Atrodo pakūdį. Šieną mažiau valgo, daug žolės valgo. Rimtai atrodo, kad pakūdo. Bet gal tik taip atrodo. Nu, jodukiai. Ką ten? Žodžiu, hebra, jam čia dabar tos žolės priaugi, čia eiktų, čia valgyti ir valgyti, čia, o Jėzu, ten matas, tolyn priaugi, čia, nežinau, augmenį visą auga. Kaip saka, yra vykdom gardų rotacijai, kad žemė nedegraduotų ir augmenį ataugtų. Šaunu, šaunu. Čia irgi va turim negeriausias sąlygas. Čia mat yra akmenų jau pridėti. Paviršių vanduo tik tas laikas. Bet čia planuos yra vieną akmeną sudėlioti ir kad pasidaryti aikštelį pašaram. Bus vien iš akmenų. Einam Harisui žolės papjauti. Nu kon, hebra, randamės erkynan. Pasigausim erkių, apsircim encefalitą, aš pasiskiepysiu, bet nuo laimo ligas suskiepanės. Nugriuva. Всё, atnešiau hariukui žolės, hariukui didžiukui. Valgo dabar hariuks didžiuks. Vien žodžiu, toks mat prikols yra su žolį. Mat tipa gyvulininkystė ir vien taršiausių žemės ūkio veiklų. Ir dabar tipa įsivalgo žolį. Ir žolės virškinims karvė ilgiau užtrunk negu pavyzdžiui kombinuotą pašarą. Tai tipo karvė raugėtum daug išskir CO2 ir metaną tipo dujų. Tipo jau laukiam, kad šitų mokestį šūdą uždės. Ne, nu čia nėra logikos, kad sako, kad tipo gyvulininkystė ir tarš. Nu nafik, nu tarš gyvulys. Jis tiesiog natūraliai tipo kleidž tas dujas. Tik what the fuck, tikų valgyti, tipo neauginti tipo nieką. Veganai gal būnam, nežinau. Žolį pradam patys griaužti. Akmenų išsiverdam gal. Medžią pagriaužiam. Tai va, vien žodžiu, taip, rulončius stekinam, tipo. Taip, čia dėliojam tos rulons. Čia visur ir bus tą ruloną palei šitų tvorų. Aišku, tenais jau biški yra pridėtų. Matau, vienas rulons prakiūris yra ten viršui. Reiks jį užklijuoti irgi. Moku, biški dėdė, 8 pagainių. Yra reikalų, žinokit, su juo. Achuja. Žiaurės susikaupęs buvo, pažiūrėk, kaip aš atrodo nafik, susilenkis, nes nesimata nikuja. Patėpą priparkuojam čionais. O maždaug čia parkuojam.
Neblogai. Nu, tebra jau nemažai iškrovė jau. Na, biški lyga, aišku, bet normaliai visai einas. Biški sankabų užkaita, žinai, nes pastovis realiai naudojam tą sankabą, po to tie bėgiai tokie ten numintų sankabų kiek ein, bet vis tiek neįsimet normaliai biški erzintas. Bet vis gerai ant. Čiupam. Welcome to the real world. Rulonų vežimas, karvių auginimas, kiaušiniai, traktoriai, real food. Kaip traktorius jis zajebys žiaurė. Mažai kūrariai, lengvų valdyti, žinai, vis su juos zajebys, bet šimtinis vis tiek geresnis. Šimtinis pats, karoči, iš savęs komfortiškesnis yra, negu 8 maloniau sėdis, minkščiau. Hebrid, karočią, tuoj mes įbaigiam įsikraut, va. 4 liuką lyka, opa, va čia maždaug taip atrodo. Į šitą baisoklį nežiūrėkit. Sako, aišku, būt gera pagrinds, bet nieka tokia, dabar jie tarp levelės susuktus, išsilaikys tas šiandien nesvarbu. Ir dabar, susikraunam, mes lėkiam dabar iki dirbtuvių. Ir karočią, susitiksim kitam epizodan. Ate, davai nepasiduodam.